Classic. Toks brendas. Classic. Ir normalus dviratis. What? Sveiki gyvi. Yra tokie dviračių kategorija tiksliau. Pavadinkim juos dviračių maketais, kurių aš net neimu dirbtuvę, daryt su jais, nes kam, tai tiesiog juk tokius dviračius dažniausiai perka ne tam žmonės, kad važinėtis, o tam, kad užsidėt varnelę. Kad dviratis nupirktas. Gamintojas šiek tiek mane nustebino, ar Classic, čia jį reiktų tart, nežinau. Iki šiol visi man sutikti Classic kažkokie nesusipratimas. Ir vieną dieną užsiregistravo į mano dviračių dirbtuvę online. Jeigu norite patekti į mano dviračių dirbtuvę, atvežti dviratį remontui, tai tiesiog registruojatės online, nereik skambinti, tartis, derinti. Visada aktuali eilė, kitoks ds.lt ir viskas. Ir kai šitas dviratis papuolė į registraciją, galvoju, Classic, o tai palauk, tai gravelius darė. Klasikas darė gravelius. Gerai, užėjau į internetą, pasigūglinau, visada pasitikrinau, kas per dviratis manęs laukia, kokie ten numatomi darbai, kam pasiruošti ir normalus dviratis. Aliumininis, nebaisus rėmas, kažkokie ratai su galinė stebulė, hibridinė, priekinė, su pramoniniais uždarais guoliais, GRX sistema 1.11, ne kokia nors ten iš pigesnių 2.10 pati paprasčiausia, kuri irgi beje veikia puikiai. Karboninė šakė, ir net šakės vamzdis karboninis. Gerai, neturiu žalio supratimo, kiek šitas dviratis kainuoja, bet iš pažiūros kaip ir pasirodo normalus. Aliumininis, tvarkingas rėmas, karboninė šakė, šakės vamzdis netgi irgi karboninis, ne visada ir ant brangesnių modelių toks variantas būna. Galinis trikampis, dropautai jau kažkada kažkur esu rodęs, kad prisukti atskirai nuo rėmo. Kam taip daryti? Tai čia rėmas turi būti tvirtas, standus, čia varžteliai net neprisukti buvo. Dabar tik tais atsukinėjau, pažiūrėti, patikrinti. Kažką jau čia priburta, kažkas su pažeidimais kažkoks tai. Gal buvo išsisukęs. Ten galas kažkoks įtartinas. Va. Labai įtartinas. Kokio čia diametro jisai? Gertuvijos laikiklis su didesniais sukasi. Akurat M4. Gertuvijos laikiklis M5. Tai 5 mm pločio. Čia M4. 2 varžteliais. Rato tvirtinimas. 4 iš vienos pusės 2 ir iš kitos pusės 2. Čia rimtai, čia turi būti toks galinio rato tvirtinimas. Grandinė. Aš jį turiu nedaug pravažiavęs dviratis pagal bendrą būklę, bet grandinė jau viskas. IBN. IBN čia vienas iš tokių didesnių gamintojų, bet kiek esu matęs grandinių, tai pigiausias, ne pigiausias, pigus segmentas. Pigiausias ten iš viso būna kažkas tai. Čing-pong krunk. Balnakotis aliumininis, tvarkoj, vieno varžto, čia minusas, grinai negali pasidaryti, ten žingsnis nusistatinėja, bet kitą kartą būna toks kampas, kad negali pagauti savo reikiamo. Na ir visi kiti elementai, vairas koks nors bus irgi zoom, vairo iškiša, patys pigiausi, dėl to šitas dviratis ir nėra lengvas, jis taip paėmė, jis toks jaučiasi masyvus.
Ratai savininkui jau ištrūko stipinai, nedaug, sakė, prisipažinau važiavęs, jau pakabinau, tai parodysiu. Nerudinčio plieno, opla, nesupratau, vienas limpa, kiti nelimpa, kaip čia? Koks čia bairis? Tai aš įtariu, čia pakeitė tuos, kurie ištrūko. Va, jo, rimtas. Tai įdėjo pigesnius, okei. Kažkokia tarpinėlė nukrito. Va, dar vienas. 3 stipinai minimum keisti. Ir nebrangus kažkokie. Jo, buvo geresnė. Classic dviračio buvo geresni stipinai negu žmogui kažkokiam servise pakeitė tarpinę. Nežinau, kam jinai čia reikalinga. Iš kur jinai čia? Road būgnas turi būti 36,8 ar kažkas tokio. Nuo taško 36,8. Taip. O MTB būgnas yra 35. Tai tam, kad ant Road būgno veiktų MTB kasetė, kaip šiuo atveju, reikalinga tarpinė 1,6 ar 1,8. Kažkaip pirmą kartą čia tokį tarpinį matau. 0,8. Čia jokius vartus. Tai aš spėju čia arba su... Jo, kai stipinus keitė, gal pakeitė ir tarpinę. Gal savo pasiėmė. Čia labiau panašu nuo kažkokios kasetės. Tikrai netokios būna. Netokio storio, netokios konstrukcijos iš vis ne. Patys ratai tai sunkus. Sunkus ratai. Suvirinti. Sujungimas baisus. Uždažyti ir kaip čia bandyta kažką tai taisyti. Su banga. Čia irgi. Ja, tiesiog kažkokie ratlankiai. Nebe kameriniai. Nėra be kameriniai sistemai palangės. Nei iš vienos, nei iš kitos pusės. Tai, o padangos beje be kamerinės Rambler TR. Keista. Galima buvo paprastas padangas montuoti ir būtų pigiau gavęsi. Būgnas kliba, o tai reiškia, kad yra su beriamais švartukais, bet pati stebulė panašu, jo, uždari guoliai, tai hibridinė. Stabdžiai. 140 diskas, what? A dar tokia būna? Aš galvojau, visur 160 naudojam. Tai aš va, naują ratą šitam dviračiu surinkinėjau dėl tų ištrūkusių stipinų, kad nepatikima sistema, kad vėl bus problema, vėl kur nors važiuos ir lalalala. Surinkau Duke. Tokius va. Paėmiau ratlankius, Novatek stebulę, kintamo storio stipinus ir prisukau diską 160. Centerlock, žinoma. Tai reiks ieškoti adapterio. Arba diską 140. Kasetė, tai čia SLX-as, ne? Deorė vienos spalvos, o SLX-as vienas dantraktis aliumininis. Dėl to ir kitos spalvos. Dviračio pagrindas yra rėmas ir ratai. Visa kita man nesvarbu. Nevažiuoja. Pavaros ten malonu, komfortiška, kada lengvai jungiasi, tvarkingai veikia, bet ne tai rieda. Rieda ratai ir rėmas. Taip kaip jisai sukonstruotas,
kaip ten sugeria, nesugeria vibracijas, ant kiek jisai yra kietas, kaip pedaliavimo metu elgiasi visas dviratis, ar jisai plaukioja, neplaukioja ir ratai. Tai va, 2 komponentai - rėmas, ratai. Viskas. Nu jūs gyva padarėt gale pravedimą vidinį, hidrolinijai, vidinį. Čia, va, apačioj. Išorinis. Ta prasme, kam taip daryti? Galima hidrolinijas ir daug gamintojų taip daro, būtent hidrolinijas, stabdžių, pavarų šarvus į vidų sukiša, o hidrolinijas palieka iš išorės, nes su juom visada daugiau problemų. Jeigu reikia kažką tai keisti, remontuoti, atjungi, skystis išbėga, tada nuorinti, montuoti fittingus, fittingai nepralenda. Ir čia va taip ir padarė, kad jeigu mums reikės tvarkyti hidroliniją, tai čia jos neprakiši, nenukirpęs galą, o jeigu nukirpi, patrumpėja hidrolinija. Kam va šitą galą reikėjo padaryti čia? Gražiau, kas gražiau? Po apačią padarot, kaip visi gamintojai padaro, ir viskas. Va, čia būtent šita vieta man buvo mind blowing. Ir va tokios smulkmenos. Stabdžių diskas prisuktas varžteliais, kurie geruoju turi būti su Torx raktu, tai ne šešiakampiai, o žvaigždutės. Ir naudot reikia va, štai toks. Čia paprastų šešiakampių prisukiota. Vat kai pamatot dviratį, kur priveršta su paprastų šešiakampių, 4 mm, būtent stabdžiai, tai iš karto ženklas, kad pigiakas kažkoks. Nes juos normaliai suvaržyti, o dar kitą kartą jie būna iš plastilino pagaminti, tai nusukiojam, galvutė susigadina tik tais ir tiek. Na, čia ir pats stabdžių diskas yra kažkoks. Jokio gamintojo štampuko nieko. Tai tiesiog plieno gabalas. Tikiuosi, kad bent jau nesilamdo labai lengvai, kaip pavyzdžiui Tektro. Minkšti diskai, va, juos ten sulenkti, tai 1, 2 ir viskas. Susitepiau aš tą, nežinau kaip jį pavadinti, demontuojamą dropoutą, bandžiau atgal prisukti, nebesisuka, jie pasirodo strygis čia nusibaigęs. Ir aš turiu įtarimų, kad jis čia nusibaigęs buvo, nes va varžtelio strygis tai toksai pažiaumotas. Kam va taip daryti? Vat kam? Būna dviračiai su demontuojamom šitom dalim tam, kad galima būtų pasikeisti į norimus dropoutus iš skirtingų standartų. Mano krovininis dviratis tokią schemą turi, bet ten, sorry, varžteliai netokie. Ten 3 varžtai M6, gal didesni net. Nematavau, bet ten juos įsukti buvo ką veikti tiesiog. Ir jie tenais didžiuliai ir ne 2 taškus laiko, o kelis ir taip ratu. 3, man atrodo, ten varžtai buvo. Atsimenu, kad kai reikėjo priveržinėti, tai reikėjo pavargti ne dėl to, kad ten kažkas blogai, o tiesiog va su šituo sriegio fiksatorium viskas. Dideli varžtai, didelės galvos, tai ne taip, kad čia va, šitas va. Košmaras. Tai dabar šitas va remontas turėjo būti dviratį nuplaut, sureguliuoti poweras, pakeisti ratą, stabdžius sutvarkyti ir viskas. O dabar bus va dėl šito varžtelio galvos skausmas, nežinau, tokio varžtelio aš neturiu, jis tai čia specifinis, konusinė galvutė.
mąstysim, kažkaip čia reikės išspręsti, nes jisai buvo neprisuktas, labai lengvai išsisuko man tiesiog va. Ir kada Igorį dviratį padarysi, nežinau kada, va toks išlenda ir viskas. Išsukau kitą pusę, atrodo tvarkingesnis, tik pradėjus sukti galvoju, kodėl kitas įrankis reikalingas. Ten buvo 3 mm šešiakampis galvutė, čia 2,5 kitoj pusėje. Tai vadinasi, jau kažkurioje pusėje buvo keisti varžteliai ir va šitie varžteliai be pažeidimų. Tokio pačio vaikiško dydžio gertuvės laikiklis su didesniu sukasi. Tai 2 tokie varžteliai, iš viso bendroje sumoje 4 po 2 iš kiekvienos pusės, kurie prisiveržia 2,5 šešiakampio milimetrų, laiko mūsų galinį ratą. Seriously? Classic? Jūs nieko nesupainiojo? Tai ką daryt, galvoju, tuoj varžtelius pakeisiu ir viskas. Aha, aš tokių varžtelių dirbtuvėj neturiu M4, jūs juokaujat. M5, M6, M4 reikia ieškoti. Atrodo, radau varžtelius naujus, tik tai jau veršis ne su šešiakampiu, o su žvaigždute. Ir varžteliai irgi konusiniai beje. Tai yra varžteliai nuo SRAM švaistiklių Direct Mount, kur veržiasi su 6 varžteliais. Dantratis priekinė žvaigždė. Va, tokie va, tip top. Tai ten dantratį laiko 6. Čia visą ratą galinį. Sriegių fiksatorių tai gal rimtesnį panaudosiu. Turiu tokį retiems darbams. Ne pats galingiausias, bet jau čia jau viskas kraštutinis. Pats, kuris yra pats galingiausias, tai jau ten ne sriegių fiksatorius skaitosi Loctite, o klijai. Tai ten su tais klijais, kai suklijuoji, tai jau viskas. O čia pašildžius dar galima bus atsukti. Nėra sriegių. Neužtenka varžtelio. Neužtenka varžtelio ilgio, kad laikytų. Apsidžiaugiau vadinasi. Greičiausiai ieškosiu veržlę. Iš vidinės pusės ten vietos yra veržliai. Ir suksim bent jau tą, kur išmaltas sriegis. Ilgesnių bus su veržlė. Veržlė bent jau neatsilaisvins. Jo, šitą dviratį jau arba remontavę yra, ar dar kažką tai darė. Va, priekinė ašis. Ok, tvarkinga, nenuvaryta, nieko jai neatsitikę. Ir kertinis momentas, kuris yra svarbus, va, štai šitą tarpinėlį. Va. Ant normalių gamintojų būna koks nors užraktas, ar ten užvalcuota kažkaip, ir ta tarpinėlė niekur nepasimeta. Čia galinio rato. Pamesta ir todėl jinai man nenorėjo išsisukti. Sunkiai buvo, kaip sakant, užsikontravusi į rėmą, būtų čia tarpinėlė, tai tarpinėlė yra varinė, ar kokia čia, ar žalvarinė kažkokia, jinai minkšto metalo, tai lengviau užsisuka šitasgi. Bet čia nėra, palauk, čia nėra išfrizavimo, kaip čia. Va, mato, ten tarytum yra išfrizavimas, kur ta tarpinėlė gali šiek tiek sužaisti, sujudėti ir tokiu būdu atlikti savo funkciją. Čia ne, čia nieko nėra, jokio išfrizavimo. Tai vadinasi, čia nieko nepamesta. Taip ir buvo. Tiesiog va taip sukasi į rėmą ir kad būtų linksmiau. Penkių milimetrų šešiakampis, ok, normaliai, šiaip 6 reikia daryti, bet neretas gamintojas naudoja 5 milimetrų ir štai, va, įstatai, jisai tik ir lenda.
Dėl to čia yra toks jau šiek tiek pamaigytas, nors dar geros būklės, nepamaigytas. Bet jeigu mes dažniau sukiosim, čia gylis apie nieką. Kiek čia? 3 mm įsistato. Man patinka ašis, kurios būna tuščia vidurės ir kai jau šešiakampį statai, tai visas ir sulenda tada 100%, žinai, kad tu nieko nenulauši, nieko neprasuksi, nieko šito šešiakampio nenulaižysi. Čia reikia atsargiai. Sprendimai.